Sveiki sugrįžę! Jei dar nematėte pirmos dalies apie tai, kas yra LED terapija ir kaip šviesa veikia mūsų odą, būtinai pažiūrėkite prieš šį video. O šiandien labai praktinė tema. Kalbėsim apie LED prietaisus namuose. Kokie tikrai veikia, kokie tik atrodo įspūdingai ir kaip atskirti efektyvią šviesos terapiją nuo tiesiog gražiai šviečiančio plastiko. Šiandien LED kaukės ir panelės galima rasti visur, nuo klinikų iki Amazon, Temu, telefono ryšio operatorių asortimento. Kainos svyruoja nuo keliasdešimties iki kelių šimtų eurų. Tačiau ne visos jos vienodas. Kad suprastum, kuri veiks, reikia žinoti 3 pagrindinius parametrus – bangos ilgį, šviesos intensyvumą, vadinamą irradiance ir energijos dozę. Pirmas dalykas – bangos ilgis. Bangos ilgis nusako šviesos spalvą arba kitaip jos gylį odoje. Kuo didesnis skaičius nanometrais, tuo giliau prasiskverbia šviesa. Mėlyna šviesa apie 415 nanometrų. Veikia paviršinius sluoksnius, todėl naudojama aknei gydyti. Ji naikina bakteriją Cutibacterium acnes ir mažina uždegimą. Tinka, kai oda yra linkusi į bėrimus, bet nerekomenduojama, jei turite melazmą ar hiperpigmentaciją, nes mėlyna šviesa gali skatinti melanino gamybą. Raudona šviesa – 630–660 nanometrų. Tai klasikinė anti-aging šviesa, kuri stimuliuoja fibroblastus, kolageno sintezę, gerina mikrocirkuliaciją ir gydo odą po procedūrų. Ji mažina paraudimą, skatina gijimą ir suteikia odai elastingumo bei švytėjimo. Tuo pačiu prisideda prie uždegimo slopinimo. Artimoji infraraudonoji šviesa – 830–850 nanometrų. Tai giliausiai prasiskverbianti šviesa veikianti dermos sluoksnį. Ji mažina uždegimą, gerina audinių regeneraciją, padeda po procedūrų, randams ar net plaukų slinkimui. Kai kuriuose prietaisuose yra daugiau spalvų – žalia, geltona, violetinė, bet daugiau spalvų nereiškia geriau. Daugelis tokių prietaisų išsklaido energiją ir sumažina realų šviesos poveikį. Tad jei norite efektyvumo, ieškokite prietaisų su raudona, mėlyna ir infraraudonąja šviesa, nes jų veikimas yra moksliškai pagrįstas. Antras dalykas – šviesos stiprumas – irradiance. Tai vienas iš svarbiausių rodiklių, apie kurį retai kalbama reklamose. Irradiance parodo, kiek šviesos galios oda gauna viename ploto vienete. Jis matuojamas milivatais kvadratiniam centimetrui. Per silpnas prietaisas neveiks efektyviai, nes šviesa nepasieks reikiamo gylio. Per stiprus gali perkaitinti odą ir skatinti hiperpigmentaciją. Optimalus diapazonas namų naudojame nuo 30 iki 60 mW kvadratiniam centimetrui. Tai šviesos intensyvumas, kuris stimuliuoja ląsteles, bet nekelia pavojaus odai. Trečias – energijos dozė – džiauliai kvadratiniam centimetrui. Tai nurodo, kiek energijos oda gauna per laiką. Gamintojai dažnai pateikia rekomendacijas. Pavyzdžiui, kaukę naudoti 10 minučių 3 kartus per savaitę. Jei laikas labai ilgas, vadinasi šviesos intensyvumas mažas. Jei pakanka kelių minučių, šviesa stipresnė. Trumpai tariant, mažesnis irradiance reikia daugiau laiko. Didesnis irradiance trumpesnis laikas, bet stipresnis poveikis. Svarbiausia laikytis gamintojo nurodymų, ilgiau laikyti nereikia, tai nereiškia, kad rezultatai bus geresni. Kaip suprasti, kad LED prietaisas kokybiškas? Yra keli požymiai. Aiškiai nurodytos bangos ilgiai. Pavyzdžiui, 630 +- 5 nanometrai, o ne +- 30 nanometrų. Sertifikatai FDA cleared, CE ženklinimas, tai rodo, kad prietaisas atitinka saugumo ir efektyvumo standartus. Lankstus silikoninis korpusas. Tokios kaukės geriau priglunda prie veido, todėl šviesa tolygiai pasiskirsto. Akių apsauga. Ypač svarbu, jei tai yra mėlyna šviesa, nes ji gali būti pavojinga tinklainiai. Ir labai svarbus automatinis išsijungimas, kad nepersistuktumėte su procedūromis ir prietaisas pats sustotų po rekomenduotų laiko. Saugumas ir atsargumo priemonės LED terapijai namuose. Taip, tai yra saugi procedūra, bet kaip ir visada svarbi teisinga dozė ir nuoseklumas. Dažniausiai laikini šalutiniai poveikiai gali būti lengvas sudirgimas ar odos sausumas. Jei oda jautri, pradėkite nuo trumpesnių seansų. Nenaudokite LED kaukės iškart po rūgštinių priemonių, retinolio ar stiprių serumų. Šviesa sustiprina jų įsiskverbimą, todėl gali sukelti per didelį dirginimą. Ir labai svarbu, jei turite melazmą ar hiperpigmentacijos polinkį, mėlynos šviesos naudoti nerekomenduoju. Raudonos spalvos ir infraraudonoji šviesa yra saugios. LED terapiją galima taikyti ir nėštumo metu, nes šviesa neveikia hormonų ar sisteminių procesų. Bet kadangi nėštumo metu pigmentacija kiek dažnesnė, rinkitės tik raudoną šviesą. Dabar svarbus klausimas, kuo skiriasi klinikiniai LED prietaisai nuo tų, kuriuos naudojame namuose. Klinikose naudojami prietaisai tokie kaip Trivings ar Dermalux
Turi kelis kartus didesnę šviesos galią, tiksliai yra kalibruotos bangos ilgiai ir platesnis veikimo laukas. Jie pasiekia gilesnius sluoksnius, todėl rezultatai greitesni. Po kelių seansų matomas realus poveikis. Bet šie prietaisai naudojami tik specialisto priežiūroje, kad būtų užtikrintas saugumas ir tinkamas energijos kiekis. Tuo tarpu namų LED prietaisai švelnesni, bet skirti palaikomajam efektui. Jei jūs naudojate juos reguliariai, 3-5 kartus per savaitę, rezultatai gali būti labai geri, ypač kai oda jau sustiprinta po klinikinio gydymo. Ką verta išbandyti? Omnilux yra vienas patikimiausių vardų LED terapijos pasaulyje. Šis prekinis ženklas iš tų, kuriuos rekomenduoja dermatologai visame pasaulyje, nes jie gamina tiek klinikinius, tiek namų naudojimui skirtus prietaisus. Omnilux siūlo kelias kaukes. Pavyzdžiui, Omnilux Contour yra odos senėjimui, Omnilux Clear aknei ir Omnilux Men vyrų odos priežiūrai. Visos jos turi FDA patvirtinimą, tai reiškia, kad prietaisas praėjo saugumo ir efektyvumo vertinimą. Pagrindiniai bangos ilgiai, kuriuos naudoja Omnilux, yra raudona šviesa apie 630 nanometrų, kuri aktyvina fibroblastus ir skatina kolageno gamybą. Artimoji infraraudonoji šviesa apie 830 nanometrų, kuri prasiskverbia giliau, mažina uždegimą, ramina odą ir padeda jai atsigauti po procedūrų. O Clear modelyje yra mėlyna šviesa apie 415 nanometrų, skirta aknės bakterijoms naikinti. Omnilux šviesos intensyvumas arba irradiance siekia apie 30 mW/cm. Tai yra gana stipru kaip namų prietaisui, reiškia, kad šviesa efektyviai pasiekia odą, o vienos sesijos trukmė yra trumpesnė. Man patinka tai, kad Omnilux savo duomenis grindžia tyrimais. Visada, kad ir ką rekomenduočiau, pasižiūrėsiu, ar yra kažkokių tyrimų, ar tai yra iš piršto laužta. TerraBody TerraFace Mask. Tai kitas labai įdomus įrenginys, apie kurį dabar daug kalbama. TerraFace kaukė. Tai naujos kartos LED kaukė, kurią sukūrė ta pati kompanija, kuri garsėja savo masažo įrenginiais sportui. Ši kaukė turi net 648 medicininės klasės LED diodus ir 3 tipų šviesas. Mėlyna apie 415 nanometrų, raudona apie 630 nanometrų ir infraraudonąją, tai 830 nanometrų. Taip gauname tiek poveikį prieš aknę, tiek ir greitesnį odos atstatymą. Jo šviesos intensyvumas yra vienas aukščiausių tarp namų įrenginių. Dėl to vieno seanso trukmė yra tik 9 minutės. Tai patogu, jei norite greitos, bet efektyvios kasdienės procedūros. TerraFace turi ir FDA patvirtinimą, o jos dizainas sukurtas taip, kad šviesa būtų arti odos. Tai labai svarbu, nes šviesos efektyvumas mažėja, kai atstumas didėja. Svarbu ir tai, kad yra papildoma apsauga akims. Mytolite – dar vienas vardas, kurį vis dažniau išgirsite, kalbant apie LED terapiją namuose. Šis prekės ženklas kilęs iš Čekijos ir išpopuliarėjo Europoje dėl savo aukštos galios šviesos panelių, kurios skirtos ne tik veidui, bet ir visam kūnui. Mytolite prietaisai nėra kaukės, tai stovinčios arba pakabinamos panelės, kurios šviesą skleidžia plačiu paviršiumi. Jomis galima švitinti veidą, kaklą, dekoltę ar net visą kūną vienu metu. Dėl to jos idealiai tinka tiems, kurie nori ne tik estetinės naudos, bet ir bendro biologinio poveikio. Pavyzdžiui, geresnio miego, mažesnio raumenų skausmingumo, nuovargio ar greitesnio atsistatymo po sporto. Mytolite prietaisai veikia tomis pačiomis moksliškai pagristomis bangomis, kaip ir profesionalūs LED aparatai. Raudona šviesa apie 630 nanometrų ir artimoji infraraudonoji šviesa apie 830 nanometrų. Būtent šis derinys geriausiai skatina kolageno sintezę, audinių gijimą ir ląstelių regeneraciją. Tačiau Mytolite išsiskiria būtent gale. Šių prietaisų irradiance šviesos intensyvumas siekia nuo 110 iki 160 mW/cm, priklausomai nuo modelio. Tai yra kelis kartus daugiau nei vidutinė LED kaukė namams, todėl šviesa pasiekia gilesnius sluoksnius greičiau, o rezultatai matomi per trumpesnį laiką. Kita vertus, dėl tokios galios šviesos intensyvumą visada reikia dozuoti atsargiai. Mytolite rekomenduoja procedūras pradėti nuo 5 minučių per zoną, palaipsniui didinant iki 10-15 minučių. Kaukę ar panelę reikia laikyti apie 10-20 cm atstumu nuo odos, kad šviesa būtų intensyvi, bet ir ne per kaitri. Kaip dažnai naudoti? Rekomenduoju stebėti gamintojo nurodymus. Svarbiausia – reguliarumas. LED terapija neveiks, jei naudosite kartą per mėnesį. Tai procesas kaip sportas ar odos priežiūra. Po 6-8 savaičių galime pamatyti realius pokyčius. Oda skaistesnė, lygesnė, mažiau uždegimo, mažesni bėrimai. Apibendrinant, LED terapija namuose nėra stebuklas, bet tai viena iš nedaugelio moksliškai pagristų technologijų, kurios tikrai veikia, jei naudojamas teisingai. Svarbiausia rinktis tinkamą bangos ilgį, tinkamą galią ir patikrintą įrenginį.
Ir žinoma, nuoseklumas. Tai pagrindas viskam. Jei norite, kad padaryčiau atskirą video apie tai, kaip LED terapiją derinti su retinoliu, vitaminais ar šveitikliais, parašykite komentaruose ir būtinai padarysiu. Ačiū, kad žiūrėjote, prenumeruokite šį kanalą, o jei norite daugiau moksliškai pagrįsto turinio apie odą ir jos sveikatą, sekite mane Instagram grožio medicina.